Kodėl būtent pas karves vasarą per karščius mažėja riebalų, tai ką mes iš to turime, mažėja koeficientas, bet visi atkreipkime dėmesį, dažniausiai vasarą padidėja pienas, kas yra ganėtinai nelogiška, o pasibaigus karščiams tas pienas kaip ir sumažėja, bet koeficientas atsistato į savo normos ribas. Dabar pati problema, kaip mes žiūrime į pieną. Jeigu mes žiūrime, kad karvė gamina pieną kaip skystį, tai tada greičiausiai šito klausimo mes ir neatsakysim. Jeigu mes žiūrėsime į tai, kad karvė gamina pieno riebalus ir pieno baltymus, o tada jau juos atskiedžia vandens kiekį, tada galima labai elementariai atsakyti šį klausimą. Kai yra karšta, karvė geria daug daugiau vandens. Dabar, kai yra daug daugiau vandens, karvė būtent atskiedžia savo pieno riebalus ir baltymus, gaunasi daugiau tūrio, bet iš tikrųjų pačių pieno riebalų arba baltymų yra tiek pat arba netgi mažiau. Kodėl mažiau? Todėl, kad karvės per karščius daug daugiau lekuoja, dėl to išleidžia daugiau energijos atsivėsinimui. Ir tada galutinis dalykas, kad kaip jau aiškinau prieš tai video, jeigu matėte, būtent kodėl karvėm padeda vasarą soda, tai pas karvės per karščius pradeda veistis bakterijos, kurios gamina rūgštis. Ir būtent jos sumažina karvių efektyvumą, pašarų vertimo pienu. Dabar, jeigu dar žiūrėsime iš tokios paprastesnės biologinės elementariai pusės, žiūrėkime taip. Veršeliui žiemą yra šalta, todėl jisai nori kuo mažiau gauti vandens ir gauti kuo riebesnį pieną. Tokiu būdu jisai neišnaudos savo energijos sušildyti tą pieną viduje. Dėl to jisai būtent žiemą gauna daug riebesnį pieną ir karvė pieną gamina, prisiminkime, ne mūsų pieniniams, o veršeliui originaliai. O vasarą būtent karvė kaip ir atlieka dalį veršelio darbo, jinai duoda atskiestą pieną, kad tas veršelis vėsintųsi netgi, ta prasme, gautų daugiau skysčių su pienu.